Labas, labas, moteris. Rytoj šventos Velykos ir poryt. Žinot, labai paprastai aš kažkaip noriu paliesti temą apie mūsų kūną. Žinoma, aš visą laiką norėsiu kalbėti apie sukneles. Visą laiką. Bet po suknele moteris yra mūsų kūnas. O mūsų kūną mes turim vienintelį visam gyvenimui. Ir kviečiu juo rūpintis. Ir tikriausiai ne vien tik tai, žinot, šventėmis viskas gerai, bet kviečiu tam gražiam atgimimui, kuriame jūs skirtumėt laiko ir turėtumėt galbūt to noro, energijos savo kūno gerinimui, sveikatinimui, gražinimui, tiesiog atsipalaiduoti pagal save. O dabar aš jums noriu dar parodyti suknelių, nes nuo suknelės taipogi mes liečiam prie savo kūno, prasideda irgi tokia gražiausia moters kelionė. Štai lengva, kaip drugelis, tiesiog suknelė, 60 eurų, lengvas stiliukas, yra tokie tik mažesni dydžiai, iki L, man atrodo, čia irgi toks stiliukas su aksomu, graži nuostabi suknelė, taipogi toks iki L panašiai dydžio, 50 eurų, kasdieniam tokiam su kėdukais, nuostabi suknelė, rašykite dėl norimo dydžio nuo S iki XL. Su palmėm suknelės, taip pat rašykite nuo S iki XL 50 eurų, gal norite žalios ar kitokios spalvos, tokių suknelių švelniai žydrų, juodos, rudos, ružavos, raudonos, yra dydžių, bet skirtingi. Toksai rusvas zebriukas, taip pat nuostabi suknelė. Čia yra švarkas ir atskirai palaidinė. Žiūrėkit, kokios gražios spalvos. Jeigu moteris mane matys ar esate per velykinį laikotarpį, kaip ir priimsiu, tik tai iš anksto sutartų laikų. Žiūrėkit, kokia nuostabi suknelė su persikais. Tokia lengva atostogų suknelė. Čia medvilnė, matėt jau video, yra 60 eurų, toksai ML dydis. Žiūrėkit, koksai 2 dalių kostiumėlis, sijonėlis, tiulis švarkelis, toksai prabangus. 70 eurų 2 dalis. SM dydis, kai norisi spalvų. Suknelė. Štai tokia smėlinė, švelni suknelė ir dydžio moteriai. Karališka suknelė, toksai lyg aukso spalvos, nėriniai. Turiu ML. Gal mažinti, barkatas, oranžinis ir per pietuką nuostabi suknelė L dydis. Tik tai maži dydžiai, nuostabi suknelė 50 eurų. Tikiuosi šviesos nėra, mane matote. Toksai tikras L dydis, labai ryškiai graži suknelė, mozaikiška, japoniška suknelė, 60 eurų. Gražios spalvos gėlės, noriu pasakyti, kad pas mane nuo klasikos iki visiško modernų, nuo XS iki XXL. Žiūrėkit, kokie veidai, kokios spalvos, kokios suknelės. Štai šitos suknelės yra tamsiai mėlynos dar dydžiai ir juodos, tik tai mažesni dydžiai 50 eurų. Su taškiukais, rašykite dėl norimo dydžio, man atrodo šiuo metu yra L dydis, nežinau, nuo S iki XL įmanomos, kokie graži taškiukai, L dydis suknelė, pas mane visą laiką buvo ir bus taškiukai, štai balta su petnešėlėm ir graži, labai tokia kakavinė, prabangi spalva. Ir jau matėte šitą suknelę, tiuliukas. Štai ir šitų suknelių rašykit dėl S iki XXL. O tokią suknelę, kaip pas mane, turiu vieną labai didelę XXXL, labai didelę suknelę ir turiu tik tai mažutės S ir M. Taip pat ten matot, mano lankas, Jolanta va sportuoja, ten matot, laukia Gracija, Sofija už durų, visa gyvybė vyksta pas mane ir aš toj susitinku su savo 2 anūkėliais, moteris bus močiutės ir anūkėlių tūsas.
Štai kokia suknelė nuostabi, čia M dydis su petnešėlėm, nuostabi 50 eurų ir šita graži, tokia romantiška suknelė, man atrodo L, XL su taškiukai 60 eurų. Šitos gražuolės suknelės tik tai mažesnio dydžio, man atrodo yra S ir dar L viena, labai rekomenduoju pasipuošti. Tokio varianto trumputė suknelė, tokia graži, ekstravagantiška, ryški. Šita suknelė tik vienintelė, panašiai M, L dydis. Šitų suknelių, man atrodo, turiu dydžių 50 eurų, tokios megztos kaip Visoni mados namų. Štai barbinė suknelė, mažiukas dydis. Štai dar viena gražuolė, taip pat mažas dydis. Ir čia per vieną petuką su taškiukais. Štai suknelė gėlėta šifoninė, vienintelė M dydis. Štai gražuolės suknelės kvepiančios tokia Italija, Sicilija, 55 eurai, rašykit dėl norimo dydžio. Nuostabiausia viena suknelė, 50 eurų, tik tai mažutė, toksai M dydis, SSM. Štai tokios ilgesnės suknelės, 50 eurų, man atrodo yra SSM. Ir štai gėlės gražuotė suknelė, 60 eurų. Tai ką, moteris, palaimintų jum Velykų, jum ir jūsų šeimom, jūsų širdutėm ir jūsų kūnai tikriausiai, kada mes sveikos viduje, tai mes tada norim ir suknelių, mes norim puoštis. Tai kiekvienai iš jūsų linkiu to gražaus, atgimstančio moterimi grožio jausmo. Iki malonaus.